Taip, ačiū Viktorai. Mikrofonas girdisi gerai, ar ne? Tai iš tikrųjų Karolis labai daug papasakojo ir galvoju, ar aš turėsiu ką papasakoti. Tai iš tikrųjų turėsiu. Ir beje, paskutinis klausimas apie IT administratoriaus slaptažodžio nutekėjimą turi keliauti čia, į šią prezentaciją, nes mes kalbėsim būtent apie tokių privilegijuotų vartotojų kontrolę. Reiškia, kaip užkardyt būtent tokio tipo atakas, kai jau pavogiama ne paprasto vartotojo slaptažodis, o yra pavogiami, reiškia, privilegijuoto vartotojo, reiškia, kuris turi administratoriaus teisės kažkokioje tai aplinkoje. Tai šiek tiek nuo statistikos, kas labai patinka, tai paminėsiu gal tokį faktą, aš esu tarp tų vartotojų, kuris naudoja Labas 123, bet naudoju būtent testavimui ir nesvarbioms paskyroms. Aš žinau, kad yra tikrai nemažai dalis įrankių, kurie geba pasakyti, ar tavo paskyra turi nutekėjusi slaptažodį ar ne, bet visai smagu pamatyti, kad kažkas panaudoja tavo slaptažodį su atitinkama paskyra ir iš kokios lokacijos. Tai tą darau tiesiog dėl pramogos ir pastebėjimo, kaip greitai mano nežinomo elektroninio pašto adresas atsiranda kažkur internete. Man paprastai užtenka vieną kartą internete kažkur įrašyti savo elektroninio pašto adresą ir, reiškia, aš tai vadinu botai tam tikrai, išskrepina duomenis ir pasiema tą elektroninio pašto adresą. Tai tiesiog nuostabus toks, kaip pasakyti, efektas, kai nuteka, reiškia, iš nežinomo, niekur nežinomas elektroninio pašto adresas. Tai statistikoje šiek tiek yra paminėta, kad įprastai vartotojas vieną slaptažodį, kaip sakė Karolis, kai kurie gali gyventi ir iki po šiai dienai gyvena, tai vidutiniškai vartotojas naudoja tą patį slaptažodį 13 kartų ir tikrai vartotojas nedirba su 13 sistemų, ar ne? Bet 13 kartų vidutiniškai naudoja tą slaptažodį. Įsilaužimai, čia labai svarbi vieta, reiškia 80% yra sėkmingai įsilaužiama ir fiksuojama dėl slaptažodžių vagysčių, ar ne? Tai šitoj vietoj paminėsiu, mes ir vakar su ESET komanda šiek tiek diskutavom, kalbėjom, nes kaip tokios oficialios lietuviškos statistikos nekaupiam, bet peržvelgiam šių metų incidentus, kuriuos turėjom ir grubiai pavyko nustatyti, kad apie 70% visų incidentų, kuriuos turėjom, įskaitant ransomai, reiškia trojanai, kitos kenkėjiškos programinės įrangos, reiškia, įvyksta, padaro žalą jau pasitelkiant administratoriaus arba privilegijuoto vartotojo, reiškia, paskyrą. Ir nebūtinai tai gali būti vagystė. Esame matę ransomware atveju, kai, reiškia, yra įvykdoma ataka iš vieno kompiuterio, tada tinklų nukeliauja kitur, galų gale finale tam tikroje stadijoje nukeliauja iki Active Directory serverio ir ten yra sukūriami vartotojai. Ir vartotojų pavadinimai lygiai tokie patys, kokius kūrėt jūs. Tai ten, pavyzdžiui, jeigu spausdintuvo konfiguracijų kažkur reikia kažkokios AD integracijos, ar ne? Mesgi savo AD integracijos nedarom kaip vartotojo, mes nueinam į AD, sukūrėm printer vartotojas, ne? Tada grįžtam atgal, padarom, kad slaptažodis nesikeistų, įdedame ir tas vartotojas guli ten. Tai hakeriai iš esmės naudoja viską, ką jūs naudojat, kūrė taip, kaip jūs. Ir tam tikrą prasme hakeriai pasidaro auditą visos infrastruktūros. Ir pasižiūri, kaip jinai atrodo ir stengiasi nieko iššokančio nedaryti. Naudoja remote'ui tas pačias aplikacijas, TeamViewerį, AnyDeską, tokius, kur tikrai dauguma organizacijų naudoja. Tai tos atakos ir tampa sunkiai pastebimas. Tai privilegijuoti vartotojai gali būti ne tik pavogiami, jie gali būti ir sukūriami. Ir jau atitinkamai, jeigu hakeris jau įgauna privilegijas, tas teisės paskirstyti ir sukelti kuo mažiau dėmesio, reiškia, infrastruktūroje. Viskas priklauso, aišku, dar kokios sistemos yra sudėtos infrastruktūrai. Slaptažodžių kūrimas 59% vartotojų, reiškia, slaptažodžių susiję su savo asmeniniam, nežinau, kodspinė, telefono numeris, gimimo datos, vardai, pavardės. Čia žanro klasika, tas po šiai dienai daroma pakankamai sėkmingai. Aišku, jeigu tai yra 2 žingsnių identifikacija, kažkokia jungta sistema, tai be abejo, žymiai didesnis saugumo lygis, bet vėlgi, kaip ir Karolis minėjo, čia FA'us gali būti nulaužiamas, tik tam reikia labai daug pastangų.
tokią ataką surinkti. Na ir saugumo pažeidimai, tai 30% būtent duomenų saugumo pažeidimų yra dėl slaptažodžių. Keliaujant apie kelius, tai jau šiek tiek paminėjau, ar ne, slaptažodžius yra begalės būdų, kaip juos gauti. Labai gerai paminėta yra, šiaip smagu, kad atkreipia dėmesį, reiškia, į slaptažodžių, tvarkytųjų saugojimus. Aš pats asmeniškai nenaudoju cloud sprendimo, esu tas oldschoolinis inžinierius, kuris mėgsta on-prem ir backupą sprendimą, tai savo slaptažodžius, reiškia, saugau lokaliai ir neprašau, kad naršyklėje pildytų už mane. Taip aš tiesiog apsidraudžiu papildomai ir, reiškia, taip yra šiek tiek saugiau, be abejo, saugiau yra 2 žingsnių identifikacija. Su saugumo priemonėmis, reiškia, tokiais kaip SIEM-ais, XDR-ais mes tikrai negalime identifikuoti, kaip tas slaptažodis, jeigu slaptažodį kažkas pamatė užrašytą, reiškia, esame matę, kad aplikacijos nešifruotai keičiasi informacija ir kai administratorius prijungiasi prie aplikacijos, autentifikavimo metodų esam ir tokių, tiesiog nėra jokio šifravimo komunikacijai ir tas slaptažodis yra rodomas tinkle. Tai hakeriui tiesiog belieka skanuoti tuos paketus, juos visus sugaudyti ir jisai tą slaptažodį gali lengvai turėti. Esame matę tokių variantų pas klientus. Čia šiek tiek pasidalinsiu tokių, sakyčiau, pakankamai dažnai sutinkančių incidentų, tai yra privilegijuoto vartotojo vagystė, tada jungiasi prie sistemų, tada duomenų vagystė, incidento valdymas. Tai paprasta, ar ne, iš pradžių, kai vyksta toks incidentas, jį atnarplioti yra be galo sunku, jeigu, pavyzdžiui, klientas nenaudoja jokių loginimo priemonių, ne, ką akcentuos ties 2, aišku. Tai kai nėra loginimo ir tik iš Microsoft informacijos, reiškia, Microsoft logose mes galime pamatyti, kad toks vartotojas, lokacija galbūt kažkokia preliminari, bet dauguma hakerių mėgsta naudoti skriptuką, turi savo įrankius, kad pabaigia savo nešvarų darbą ir ištrina logus, nesakyčiau, kad visus logus, arba, pavyzdžiui, ten paros laiko logus tiesiog ištrina, kad tarsi nieko neįvyko. Tai jie mėgsta slėpti savo pėdsakus. Tai pakankamai dažnas, reiškia, incidentas ir norėčiau paliesti, kad ties 2 įgyvenimas dengia tam tikrus tokio, kad išvengtume tokių incidentų. Trečioji šalis, reiškia, tikrai žinau begalės organizacijų, trečiųjų šalių ir kai kurios ypatingai valstybinės turi labai daug trečiosios šalies ir paprastai bendraujant su tokiom organizacijom, tiesiog užklausus, tai kaip jūs monitorinat, loginat trečiąją šalį. Jeigu trečioji šalis, pavyzdžiui, turi užduotį, jungtis prie kažkokio serverio, atlikti užduotį ir atsiloginti. Tai atsakymas paprastas. Mes tiesiog sukonfigūruojam vartotoją, įjungiam, duodam prisijungimus, yra pasirašytos sutartis, bet aš tikrai abejoju, ar sutartyje aprašyta žala. Tarkime, jeigu mūsų tame serveryje yra visa duomenų bazė, įsivaizduokime, kad tai kažkokios ligoninės yra duomenų bazė, kur ten guli kažkokie išrašai ir trečioji šalis kažką daro ir tiesiog kažką sulaužo. Tai atsakomybės dažnu atveju ten nėra aprašyta. Bet vėlgi, čia nuo sutarties priklauso, reiškia, kaip yra įsigyveninę, bet tą kaltę reikia įrodyti pirmą ir jeigu nėra atitinkamo logo, tai mes to nepadarysim. Tai čia į pagalbą ateina, reiškia, privilegijuotų vartotojų administravimas arba PAM sprendimas, reiškia, kuris geba reguliuoti visus privilegijuotus vartotojus. Tai reiškia, vartotojas jungiasi iš esmės netiesiogiai į sistemą, o iš pradžių jungiasi į tokį, taip vadinamą, kaip IT administratoriai, į Jump servą, tokia web aplikacija, reiškia, prisijungiam, yra 2 žingsnių identifikacija, šiek tiek vėliau parodys, kaip atrodo, kaip tai veikia, bet PAM sprendimas, reiškia, valdo visą prieigą. Ar tai būtų įmonės tinklo administratoriai, trečiųjų šalių, auditoriai, galbūt kažkokią analizę daro, tam tikri vartotojai, jiems šiuo metu reikia teisę. Tai netgi, jeigu administratoriaus ar privilegijuotų teisių reikia valandai, pavyzdžiui, arba tam tikrų laikų,
teisų valdymas, resursų priskirimas, tai mes galime nurodyti labai tiksliai, kur privilegijuotas vartotojas gali jungtis. Pavyzdžiui, galime padaryti, kad jis gali prisijungti, neturėdamas slaptažodžius, gali prisijungti prie tam tikros sistemos ir tam tikros programos. Reiškia, jisai neturi jokios kontrolės prie operacinės sistemos nustatymų arba audituoti visas leidžiamas komandas. Jeigu jis įrašo kažkokį skriptą, pavyzdžiui, bando pasikeisti slaptažodį, PAM administratoriui ateina pranešimas ir identifikuoja kažkokią jau veiklą. Ne? Slaptažodžių valdymas, tai iš esmės kaip slaptažodžių tvarkyklė. Tik tai skirta visai organizacijai arba visiems privilegijuotams vartotojams. Tai mes iš esmės nusireguliuojam apskritai, kaip slaptažodis veikia, ar mes duodam vartotojui jį pamatyti, ar neduodam, kokio ilgio, arba jisai automatu gali pasikeisti ir sinchronizuoti kartu su sistema, irgi yra galimybė nusistatyti tokią. Na ir įprastai, kaip tai veikia, tai paprastai jūs kaip IT administratoriai, didžioji dalis, tai iš esmės jungiatės šiuo metu tiesiogiai, ne? Ir į sistemą, ar tai būtų ugnesinės konfiguracija, spausdintuvo konfiguracija, ar tai būtų DVS, CRM, kitos sistemos, ERP, kažkokios sistemos, tai mes jungiamės tiesiog. Čia gal paminėsiu dar labai dažną daromą klaidą. Bendrai iš sesijų, tai tinklai nėra segmentuoti. Reiškia, jeigu aš ateinu pas jūs į ofisą, aš įkišu laidą, aš galiu prieiti prie jūsų duomenų, aš galiu pasiekti AD serverį. Na, aišku, tikrai ne visi tai pasidarė, bet didžioji dalis dauguma tikslingai nėra suskirstę, susegmentavę tinklų. Tai sveikinu tuos, kurie teisingai yra susegmentavę ir, pavyzdžiui, jeigu aš atėjęs laidą įkišu, aš prasiskanuoju tinklą ir matau, kad yra routeris arba ugnesinė ir man iššoka loginimo skrynas. Tada aš galiu automatiškai ieškotis kažkokio pažeidžiamumo ir bandyti įsiskverbti, reiškia, į tam tikrą sistemą. Tai išvengiant, aišku, segmentavimas yra gerai. Segmentavimo reikia ir pačiam PAM sprendimui. Taigi, su PAM sprendimu iš esmės vartotojas jungiasi ne tiesiogiai į sistemą, o jisai jungiasi į patį PAM langą. PAMas būna web aplikacija, prisijungiam, yra 2 žingsnių autentifikacija ir čia vyksta iš tikrųjų gausa tokių procesų. Pagal nutylėjimą Senhasehūros sprendimas, tai jisai iš karto, jeigu mes gauname, reiškia, prieigą prie kažkokio resurso, tai mes jungiamės ir yra inicijuojami tam tikri procesai, kuriuos nustatė pats PAM administratorius. Iš tikrųjų, pagal nutylėjimą tai veikia iškart keyloginimas ir ekrano filmavimas. Čia labai svarbu pabrėžti, nes labai geras klausimas prieš tai buvo, kas būna, jeigu nutinka kažkas pasiėmė slaptažodį, reiškia, tai pirmas dalykas, kam reiks įveikti 2 žingsnių identifikaciją ir kai prisijungs prie PAM pačio sprendimą, čia yra tam tikra ir analitika, kuri važiuoja tiesiogiai PAM administratoriui ir rodo tas visas aktyvias sesijas, ką veikia. Pats PAM administratorius netgi gali prisijungti prie kito administratoriaus sesijos ir jisai būtų tiesiog žiūrovų. Tai mes galime panaudoti ir mokinimosi tikslais, ir šiaip pasižiūrėti, ką trečioji šalis veikia mūsų serveriuose. Kokios programas naudoja ir daro tą, ką reikia, nes mes nelabai žinom, ar ne. Tai čia iš esmės ir tie patys slaptažodžiai pasiskirsto, suveikia įvairios politikos ir, reiškia, reguliuoja tą visą prieigą prie šitų resursų. Tai dažnas klausimas būna, tai jeigu aš sukonfigūruoju PAM sprendimą, ar vartotojas gali čia prisijungti. Jeigu jūs padarote, kad vienu žodžiu, jeigu tai yra per išorę jungiasi, na, pavyzdžiui, turim kokį nors cloud ar ne platformą, pavyzdžiui, Microsoft'o, tai galime jam tiesiog, jisai galės jungtis per čia, bet jeigu mes padarysime, kad čia jisai nemato slaptažodžio, tai jis čia tiesiog neprisijungs, jis nėra slaptažodžio, jis nežino slaptažodžio. Bet kaip vartotojas privilegijuotas, jisai čia galės prisijungti, bet neturės slaptažodžių. Galime ir tokių kelių. Jeigu yra vidinės sistemos, ugnesnės konfigūravimai, aplikacijų, serveriai ir panašiai, tai mes padarome, kad sistema matytų tik tai Senhasehūrą, o daugiau niekur neatsilieptų, nei pingą atsakytų ir taip toliau. Tiesiog vieną prieigą padarom. Ir viskas, ir kiti administratoriai gali jungtis, kiek nori, jie neprisijungs. Arba prisijungs, bet galės prisijungti, bet nematys slaptažodžių ir negalės prisijungti. Tai vėlgi, kalbant apie
Reiškia, tai PAMO korą paminėjau, bet PAMas dažnai komplektuojamas su tokiais įskiepiais, pluginais. Čia kalbėta buvo ir apie Managed Engine ir NordPassą, tai Sennheiser irgi neišimtis, jinai turi įvairių įskiepių. Ir čia viskas priklauso nuo pačios organizacijos. Jeigu, aš tikiu, kad dauguma čia salėje sėdinčių žino, kas yra Microsoft User Access Controlas, kuris mus labai užknisa, jeigu mums remote reikia jungtis ir iššoka ir mes negalim ten nieko įrašyti. Tai čia šitoje vietoje Sennheiser turi savo pakaitalą. Sennheiser Go vadinasi, yra palaikoma visų 3 operacinių sistemų gamintojų. Ir ką tai daro? Tai daro, kad pavyzdžiui, jeigu vartotojui reikia, paprastam vartotojui, nebūtinai privilegijuotam, paprastam vartotojui reikia kažkokios prieigos čia ir dabar. Tai mes galime leisti, neduodant nei slaptažodžių nieko, pasileidžiam tą aplikaciją kaip administratorius ir vartotojas gali tą pasileisti. Ir galim tai, aišku, susikonfigūruoti, kiek laiko tas leidimas galioja, kokiai aplikacijai tas leidimas galioja ir panašiai. Tai Sennheiser Go endpointų valdyme, iš esmės. DSM modulis, iš esmės, DevOps, taip vadinasi, iš esmės, jeigu organizacija dirba su įvairiom debesijos platformom, Azure, AWS, Google ir turi, kaip sakyti, tokį kratinį. Ne? Labai paprastai išsireiškus, tai Sennheiser padeda toj vietoj, kai labiausiai padeda toj vietoj, kai, reiškia, administratorius, jeigu turi kelias sistemas, tai kelias sistemas sukontroliuoti yra dar ganėtinai paprasta, ne? Ir paprastom labai organizaciniam priemonėm, bet jeigu yra 10, tai yra IT skyrius, ir jeigu tų virtualių mašinų debesijos platformų, tai yra hibridinė aplinka, ir renkasi, reiškia, daug sistemų ir to sukontroliuoti praktiškai neįmanoma, suaudituoti. Ne? Tai įsivaizduokit hakerį. Tai hakeris tą žino, jisai žino, kad kažkur tikrai prieiga yra prie kažko ir jis tos prieigos ieškos, o jūs apie tai nieko nežinos. Tai iš esmės yra įskiepių, kurie gelbėja tam tikrom situacijom. Jeigu mes turim DevOpsą, tai cloudinių aplinkų, jeigu mes turime, reiškia, sertifikatų managementas, reiškia, reikia automatizuoti sertifikatų diegimą ir kūrimą. MySafe dalis, iš esmės, kai prisijungiam prie Sennheiser, vartotojas jisai turi savo tokį seifą ir seifą jis gali saugoti nuo slaptažodžių, kreditinės informacijos, kreditinių kortelių informaciją. Yra, kas saugo ir kodą kokią nors savo rašytą arba skriptus, čia kaip pažiūrėsim. Kalbant apie pačius sektorius, be abejo, Lietuvoje tas bendras trendas, sakyčiau, labai gerai parodytas. Valstybės sektorius yra 4. vietoj pasaulyje. Jeigu tai pasiskirstim ar ne, tai matome, kad ir gal drįčiau pasakyti, kad didėja irgi proporciškai. Bet be abejo, fintechas, gamybos sektorius, kas aktualu, gamybos sektoriuje aktualūs plius minus dauguma sprendimų, tai čia irgi neišimtis. Keletą punktų norėčiau paminėti tarp TIS2 ir PAM sprendimo, nes kažkaip pakankamai dažnai sulaukiu komentarų, tai PAMas turbūt niekaip nekoreliuoja, ne, su TIS2, tai ar PAMas gali. Tai atsisėdau ir tiesiog konkrečiai atsidariau TIS2 reglamentą preliminariai ir pasižiūrėjau pagal punktus. Ne? Tai kibernetinės higienos politikos, tai jeigu mes galime nusistatyti, kaip privilegijuoti vartotojai gali judėti, tai natūralu, kad mes galime, reiškia, apsirašyti ir kibernetinės higienos politikas, ne? Kaip gali tas. Komunalinės paslaugos. Noriu pasidžiaugti, kad Lietuvoje turime jau net ne kelis, turbūt ne kelias įmonės, kurie turi ir gyveninę PAM sprendimus. Šitoj vietoj, kai mes tiekiame kaip infrastruktūrą vandenį, kai yra kritinė infrastruktūra, tai be abejo, mums kritiškai reikia ir užtikrinti tuos asetus ir paslaugas, kurias mes teikiame. Tai Sennheiser būtent tą ir daro.
mes galime pilnai reguliuoti taisyklių rinkinių, kas gali, kaip gali jungtis prie mūsų sistemų, įskaitant ir tas pačias trečiasias šalis. Čia labai gera pastaba, iš esmės apsauga nuo ransomware, bet SenHasegura tai ne antivirusinė. Teisingai. Bet ransomware'as juk veikia administratoriaus privilegiją. Teisingai. Be administratoriaus privilegijų ransomware'as pasileistų tik dalinai. Nepaliestų jokių sisteminių failų galbūt, bet jisai veiktų tik dalinai. Reiškės, hakeriui visada reikalingos aukščiausios privilegijos, ne vien dėl ransomware, bet ir pasiekti tam tikrus serverius, servizus, aplikacijas, ir ne, jis gyvendina savo visą pluoštą tų įrankių. Jis juk paleidžia ne vien tik ransomware, ten veikia labai daug aplikacijų. Tai kaip SenHasegura apsaugo, yra įskiepis, prieš tai minėjau, SenHasegura Go. Jeigu vartotojas pasileidžia kažkokią aplikaciją, bando kažką suvesti nepavyksta, į SenHasegura išplaukia įspėjimas. Reiškia, SenHasegura mus informuoja apie galimą privilegijuoto vartotojo panaudojimą, bet tik bandymas, kad kažkas bandė kaip administratorius kažką paleisti. Ir mes galime, reiškia, proaktyviai reaguoti. Taip apsaugotų, reiškia, ankstyvojo stadijai. Reiškia, ne jau kai viskas užšifruota, o kai dar bandoma paleisti kažkas aplikacijų lygyje. Rizika kylanti iš ūkio tiekimo grindys, chain supply. Tai jeigu mes žinome, ne, čia vėlgi priklauso nuo organizacijos, bet jeigu mes kažką duodame arba mes kažkur jungiamės, tai turi būti užtikrintas tiekimo grandinės saugumas. Tai SenHasegura, reiškia, su tuo savo vienu prisijungiam ir matom priskirtas sistemas, jos įrašomas, veikia keylogai, veikia komandų auditas ar ne, kokią suvedė, ką jis padarė. Tai taip ir yra užtikrinamas tas saugumas. Kibernetinės higienos praktika, tai iš esmės irgi patenka. Pats SenHasegura yra visada kuriamas, net pats virtual appliances, kuris diegiasi SenHaseguras, jisai yra nulinio pasitikėjimo. Jis yra smarkiai užhardintas Linuxo images, aš taip pasakyčiau, virtual appliances, kuris savyje turi modernės šifravimo technologijas. Ten tikrai nepamatysime 128 skaičius. Viešieji elektroninių ryšių tinklai ir viešai prieinamos elektroninių ryšių paslaugos, tai yra šifravimas. Su TIS2 ISO šifravimas, ar ne, ISO, pavyzdžiui, irgi turi būti užtikrinamas 27 000 irgi užtikrinti šifravimą. Tai TIS2 irgi panašu, kad turės kažką panašaus. Tai tie patys komunikacijos šifravimai, failų perdavimai, reiškia, kokiu algoritmu yra šifruojami, kokie protokolai yra naudojami. Tai SenHaseguros visi kanalai, kaip mes ją prisijungiam, nuo ryšių iki connectionų, reiškia, į darbo vietas, į serverius, peršokant į kitas sistemas, tiesiog yra tas šifruoja. Na, iš ankstinis perspėjimas, tai toks sprendimas kaip Privileged Access Managementas, PAM, turi turėti iš tikrųjų išplėstinį reportinimą, kuris, reiškia, realiu laiku gebėtų tinkamai ir informatyviai informuoti apie incidentą. Na, judant link pabaigos, tai PAMas, meluočiau, jeigu sakyčiau, kad PAMas čia kaip slaptažodžių tvarkyklė. Tai tikrai nenoriu meluoti. PAMas yra iš esmės toks sudėtingesnis produktas, kuriam reikia laiko prie jo priprasti, reikia laiko jį sukonfigūruoti. Ir visada, kaip minėjau, ta ledkalnio viršūnė, tai nereikėtų žiūrėti, kad degimo kaštai, reiškia, licenzija ir viskas tai yra. Ne, tai iš esmės yra, jeigu mums reikia addonų ar mums reikia treningų, kaip PAM administratorius įsisavins tas žinias, ar ne, jam šiek tiek reikia praeiti tam tikro treningo. Storage'as tas pats, reiškia, kur saugomi tie patys įrašai, vietos priežiūra, atnaujinimai. Ir, kaip ir minėjau, SenHasegura naudoja hardintą Linuxo imidžą, tai yra Debian konkrečia distribucija. Ir čia
palyginimas gal su kitais gamintojais, renkantis, ar ne, tai čia yra tikrai nemažai sutaupoma, licencija skaičiuojasi per vartotoją ir nėra naudojama Microsoft, reiškia, produkcija, nes jeigu į Microsoft kažkas įeina, tai ten prisideda load balanceriai ir panašiai, ir serveriai, ir duomenų bazės, jau tada ta kaina iš tikrųjų išsipučia. Tai tiek šiandien. Jeigu reikės konkretaus, tikrai nenorėjau šiandien produkto demo, bet jeigu reikės pristatymo, kaip produktas veikia konkrečiai pagal jūsų, reiškia, situaciją organizacijos, retai mes organizuojame tokius susitikimus, kur demonstruojam tik produktą, nes dažniausiai klausime, ką skauda ir reiškia, kaip smarkiai skauda, nes ir taip, reiškia, pademonstruojame tą, papasakome taip apie produktus ir galime atliepti geriau, parodydami konkretų funkcionalumą konkretaus produkto. Tai tiek šiandien, ačiū ir klausimai. Ačiū, Gediminai. Taip, ar turime klausimų? Prašau. Paskutinė skaidrė labai gerai inkomponuoja. Kai, reiškia, jeigu gerai atsimenu, dėlinėje, jinai skaičiuoja, jos licenzijavimas yra resursai, vartotojai ir dar kažkas. Ir plus jinai naudoja Microsoftinius, reiškia, Microsoftinę produkciją, kad išlaikyti savo infrastruktūrą. Ten yra šiek tiek problemos, nes jeigu mes pradėsim skaičiuoti load balancerius ir taip toliau, tai jums viską dubliuoti reikės. Tai tas dubliavimas nemažus pinigus kainuoja. Dėl kainodaros mes alternatyvą visada galim pateikti įdomumo dėliai. Tai tiek. Prašau. Nenoriu 100% sakyti, nes dabar nesu įsitikinęs. Reikėtų man pasitikrinti, bet aš 80% tikras, kad rodo. Nes tą patikrinti iš tikrųjų nėra labai sudėtinga. Ta prasme, yra nutekėjęs slaptažodžių, nes yra labai daug šaltinių. Čia kaip antivirusinės definitions update. Tai manau, kad daro, bet man reikėtų pasitikslinti. Taip, matau, kad klausimų daugiau nekyla. Tai ačiū Gediminai už pranešimą.